Ir per vidurį. Štai. Padėjai? Čia neįsivaizduojamas. Povilai, sakykit, žinot, man tik kyla toks klausimas. Toks aukštas atrodo, atsiprašau, nes aš ant pačiūžų. Man kyla toks klausimas, jūs 30 metų ant ledo. Sakykit, kiek jums pačiam? Ant ledo, 30 metų ant ledo. Nuo 1930 ant ledo. Jūs neklyskit, truputį skaičiuose. Jo, tai va, tai pasakykit, kaip jūs nepersišaldot? O kas jums sakė, kad nepersišaldo? Mes tiesiog žinom receptus, kaip... Atsipadruot nuo raudoną nosį degančią. Ir dar vienas klausimas, jeigu galima, jūreiviškas toks. Jūreiviškas. Jo! Šiandien bandžiau stovėti ant ledo ir man nelabai pavyko. Kojas linksta. Va šaligatvį aš puikiai galiu. Pats mačiau ant ledo stovi nuostabiai, o šaligatvį einant linksta kojas ar pavyksta? Nu, kai nusiemu pačiūžas, tai šaligatviais jau sunkiau vaikščioti, o su pačiūžom... Su pačiūžom praeina. Va, iš kur šaligatviuose tie tarpai tarp plytelių, juos išpjauna Povilas Vanagas. Mes turim savo kelius. Taip, troleibusai ir Vanagai. O jūs gal galėtumėte išpildyti mano vienintelį norą? Pamokinkit mane čiuožti. Vienintelis noras? Taip. Nu ką, važiuojam tada? Važiuojam. Kokį žingsnį darysim? Kokiai pozicijai? Aš nemogu čiuožti. Kairės, ant dešinės. Taip, kaip puikiai mes sutarėm su Povilu Vanagu. Ir yra dėl to, kad apsilankėm slaptoj, po to kartu su paparatų kamerom ir viską nufilmavom ir dabar viską jums parodysim. Tai šitas buvo bandymas. Chebra, tai čia buvo bandymas. Jie garsus ir talentingi, jie turtingi ir charizmatiški. Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. Atrodo, jie turi viską. Prabangius namus Maskvos priemiestyje. Yra daugkartiniai pasaulio dailiojo čiuožimo čempionai bei gauna įspūdingus honorarus. Tačiau už savo populiarumą moka didžiulę kainą. Jų asmeninis gyvenimas šiuo metu visos Rusijos apkalbų objektas. Skiriasi jie ar ne? Ar užmezgė romanus su televizijos šou Ledynmetis partneriais, ar dar ne? Gal todėl ledinė pora vadinami Margarita ir Povilas pastaruoju metu itin vengia viešumos, o sugrįžę į Lietuvą nesilanko jokiuose vakarėliuose bei nedalyja interviu. Paparacams buvo padaryta išimtis. Vienintelė mūsų kūrybinė grupė buvo pakviesta į labai slaptą visų liepsnojančio ledo dalyvių puotą Kaune. Dar vieno anšlaginio pasirodymo liepsnojančiame lede Margarita ir Povilas į susitikimą gerokai vėlavo. Prieš šventes aplankė Povilo močiutę, tad vakarieniauti bei duoti interviu atvyko kone 12 valandą nakties. Nepaisant nuovargio nuotaikos, čia buvo labai žaismingos. Net keletą kartų prie stalo nuskambėjo štai tokios keistos, tačiau jau supratome, tradicija tapusios žaismingos. Aš padiktuosiu 2 kartus. Jis diriguoja, jau 4 šau jisai diriguoja tenai styginiam kvartetui ir staiga šiandien dabar, o prie stalo pas mus eina tokie karai. Mes pasakykim, o tegul žiūrovas nusprendžia, ką tai reiškia. Grįžtam prie stalo. O tas stalas, prie kurio sugrįžo liepsnojančio ledo vedėjas Dainius Martinaitis bei vienas prodiuserių Povilas Vanagas, turime pripažinti, buvo labai prabangus. Šios vakarienės meniu buvo derinamas kone savaitę. Vienas pagrindinių reikalavimų buvo raudonasis ir baltasis sausas vynas, kurio butelio kaina gerokai viršė 100 litų. Jį savo svečiams, beje, pilstė pats vakaro šeimininkas. Buvo labai nuostabu pamatyti tokį dalyką, kaip organizatoriai pareikalavo, kad visa tai būtų karšti patiekalai pateikti didžiuliuose padėklose. Na, liaudiškai, tarkim, didžiausius bliūdus po 10 porcijų ir kiaulienos, ir vištienos, ir bulvių košės, ir ryžių, ir viso kito, kad būtų viskas atnešta ir ten pats Povilas Vanagas padalino, visus pavaišino, visus pasveikino, kam kiek įdėjo, kam neįdėjo, tie patys įsidėjo. Kas tiesa, tas nemelas. Povilas labai svetingas ir rūpestingas šeimininkas. Ir nors prisipažinsime, važiuodami filmuoti šios poros tikėjomės daug ko. Margarita su Povilu pasaulinio lygio žvaigždės, tad paskutinę minutę atšaukti suplanuotą interviu, pasiteisinant laiko stoką ar nuovargių, atrodė jiems vieni juokai. Tačiau nieko panašaus.
Nepasitvirtino ir kadaise paskleidę gandai, neva garsioji pora už trumpą interviu reikalauja mažiausiai keleto tūkstančio litų. Priešingai, suplanuotas 5 minučių interviu pavirto į nuoširdų ir ganėtinai ilgą pokalbį apie gyvenimą Maskvoje, tikras ar tariamas jų skyrybas, finansinė krizė bei žinoma Lietuva. Bet kaip šiandien mes jau būdami, nežinau, kelintą 4 dieną Lietuvoje, Kaune ir atvažiavę pas močiutę, užšokom grinai 5 minutėm, kad tik tai pamatyti, pabučiuot, pasakyti, kad mes čia močiutė ir pasilabinti, pasakyti sudė ir viskas išlieka. Toks režimas kartais būna labai įtemptas, bet man aišku, jausti čia kaip gimtinė visą laiką, tą išties jaučiu. Viena garsiausių pasaulio ledo čiuožėjų porų prisipažįsta, kad tokių darbo krūvių, kokius tenka ištverti šiuo metu, jie dar niekada neturėjo. Nepaisant to, finansinė krizė palietė ir juos. Конечно, его почувствовали в себе, просто на даже тех просто, каких-то вложениях, которые, может быть, не только у нас, у наших друзей, какие-то были в банках, сбережения просто уменьшились кардинально. Mes daugiau apie tas visas krizės tik tai girdim, klausomės, darosi apmaudu, kad žmonės iš tikrųjų užsikrečia tą krizių nuotaiką ir netgi kai čia Lietuvoje dar apie tas krizės realiai nieko nebuvo dar jokių turbūt reiškinių tos krizės, jau tiek visi apie tai kalbėjo, krizė, nors niekas dar čia nebuvo atėjo. Žmonės toks vaizdas, kad jau pasiruošę, jau viduje jie jau toj krizėje gyvena. Šiuo metu Margarita ir Povilas dalyvauja viename populiariausių Rusijos televizijos projektų Ledynmetis. Rusijos geltonoji spauda labai atidžiai stebi ledynmečio žvaigždės. Čia nuolat kas nors skiriasi ar įsivelia naujus meilės romanus. Į žurnalisto akiratį pateko ir Margarita su Povilu. Aš aplamai apie geltonąją spaudą net nenoriu nieko nei kalbėti, nei komentuoti, todėl kad jie to yra neverti. Ir nors Povilas labai kategoriškas, kaltinti Rusijos žiniasklaidą prasimanimais būtų kiek per drąsu. Mat ne taip seniai Margarita yra viešai prasitarusi apie pašlijusius jų dviejų su Povilu santykius. Tačiau sunkusis etapas šiai porai tikėkime jau praeityje. Povilas Vanagas, Margarita Drobnesko, iš tikrųjų geriausia Lietuvos, ne tik čiuožėjų pora, iš vis viena geriausių porų Lietuvoje. Dabar reikėtų gerai pagalvoti, ar aš pažįstu dar ką nors nuoširdesnį. Iš ties, nuoširdų, kuris ne tiek šou metu, ne tiek dėl kitų, dėl žiūrovų, o grinai dėl tavęs, kadangi tu ne pirmi metai dirbi, jis ateitų tau, pasakytų, ar paprašytų, ar tu jo paprašytum. Tikrai tikiu, kad Povilas atidėtų netgi iš tikrųjų svarbius projektus, galbūt netgi esu įsitikinęs, kad net nesakytų, ką atidėjo, ką aš jam sutrukdžiau ir kiek, bet jis pagalvotų, kaip man padėti. Ir iš tiesų, šie du vyrai atrodo tikrai gerai sutarė. Nepaneigsime, vynas, na tas brangusis po 100 litų už butelį, irgi matyt padėjo išlaisvinti emocijas. Tai aš manau, mes galim netgi, ne tai, ne, iš tikrųjų. Tai jis yra mūsų vedantysis 7 metai, liepsnuojantį ledą veda ir niekas geriau už jį, aš manau. Mėly žiūrovai, o čia yra žmogus, kuris ne tik bet kuriam šou, aplamai gyvenime gali padėti, išgelbėti, patarti, išklausyti, o tai dažniausiai būna svarbiausia, bet jis yra tuo pačiu ir žmogus. Ir geras žmogus. Einam dar užkasim, einam į pirtį. Aš žinau, ką jūs galvojat, tokia graži pora, šitiek metų ant ledo, visada